Vandentiekio muziejus, čia yra muziejus kieno centro muziejus šitam pastate, o čia pat yra kas? Angelų muziejus. Tai va, o kad aplankyti Angelų muziejų, aš galbūt jūs pamatysite telefono numerį. Pabiškai, va. O, telefono numeris. Gerai, nekam nufilmavo. Va ir yra iš centro paskutiniai muziejai. Čia yra Vasario 16 gatvė. Ir yra, tenais bus toliau Vilniaus gatvė, Pėsčiųjų gatvė. Ir va, jūs suradote šitą muziejų. Dabar dar ieškosime vieno muziejaus Povilo Višinskio gatvė. Čia turi būti Stasio Gliaudžio muziejus. O adresas yra. Nueisim pasiklausti. Stasio Gliaudžio muziejaus, gamtininko. Čia to buvusio pedagoginio instituto Šiaulių dėstytojas. Dabar šitas muziejus yra šito pastato remontas ir joks muziejus neveikia. Man pasiūlė ateiti po metų kitų, gal jisai bus. Va čia yra Ežero gatvė. Mes eisime Vytauto gatve. Į pietus ieškosim Žalgirio gatvės, o iš tenais Traktoristų gatvės, kuriame yra vienas muziejus. Turime Žalgirio gatvę, dabar pasukame dešinę į Žalgirio gatvę ir ieškosim, kur ten tas muziejus randasi. Reikia surasti Traktoristų gatvę. Na, pagal mane čia turėtų būti Traktoristų gatvė, pažiūrėsim, ar iš tikrųjų. Eisim. Na ir matau, kad čia ne Traktoristų gatvė, toliau eisim mišku. Na, tikriausiai mes dabar surasim Traktoristų gatvę, pasuksim. Ir čia turėtų būti Traktorininkų gatvė, tiksliau, ir čia turėtų būti technikos muziejus. Pažiūrėsim, ar iš tikrųjų čia taip yra, ar ne. Dar ką paspausim mygtuką, gal kas nors išlys. Niekas vartai užrakinti, matau. Gal pamėginsim daryti. Ne, vartai užrakinti neatsidaro. Gerai. Na va, čia yra prisikėlimo aikštė. Čia buvo renginys ir yra pastatyta scena. Kažką matome, nupiešta ant pastato. Ir yra katedra, kuris vadinasi Švento Petro ir Povilo katedra. Čia mes galime aplankyti, visi sakė, ekskursiją per ekskursijų biurą ir mes užliptume į 60 metrų aukštį ir gana gerai apžvalgytume, apžiūrėtume miestą. Čia yra valstybinė komedija. Čia nėra muziejus, bet vis tiek su ekskursijos vadovu, ir čia galima užlipti tik su ekskursijos vadovu, mes pamatytume ir sužinotume didelę Šiaulių istorijos dalį. O aš čia filmuoju nuo vadinamosios Raudų sienos. Yra verkiantis berniukas, verksmas, čia yra aprašyta, kaip ta skulptūra atsirado. Noriu pažiūrėti.
Pažiūrėsite, aš šitą berniukas. Čia buvo liptam laiptais sudėta daug istorinių nuotraukų labai dideliam formate, bet dabar jau lipant nėra. Ir čia galima užlipti tik tai nuo 12 valandos ir berods pažiūrėsim iki 20 valandos. Šitą aikštę labai daug pasikeitė nuo jos, tada bent kai aš atvykau į Šiaulius. Prieki tam buvo prie katedros kapinės tarybinių karių. Dabar jau šitą pagaliau iškels jas į ten, kur jos turėtų būti. Na, dabar mes esame prie Šiaulių Švento Petro ir Povilo katedros ir kilame į viršų palei bokštą. Čia mes galime, kaip jau minėjau, aplankyti šią katedrą ir pakilti bokštą su ekskursijos vadovu. Čia tik nepritaikytas palipimas neįgaliesiems. Va, matome priekyje Talkšos ežerą, pasisuksime atgal ir pamatysime prisikėlimo aikštę. Čia stogas katedros. Čia yra dešinėje laiptai einantis prie Šaulio, tai yra Auksinio bernelio. Na va, ir prisikėlimo aikštė. Dar liko mūsų neaplankyti 3 muziejai. Šiaulių technikos muziejus, kuris turėtų būti kokioje gatvėje, o Vilniaus gatvėje 68 pagal naują adresą. Ir dar nėra aplankytas Proteka muziejus, kuris yra šalia, yra Uosto gatvėje, ir yra dar Šiaulių malūnas, kurį mes kada nors apžiūrėsime. Na, tai viskas, ką norėjau šiandien papasakoti jums.